Už mane šiandien naujasis Audi Q6, einam pasižiūrėsim. Gan piktas SUV dizainas, gan masyvūs ratai, o iš šono gana greit pasakysi, kad čia yra Audi. Naujo stiliaus priekis, kur viršuje yra dienos žibintai, o apačioje yra artimųjų šviesų žibintai. Gan tradicinis Audi galas su ištisinė galinė lempa. Keliaujam pasižiūrėsime į vidų. Audi Q6 turi netgi 3 ekranus. Vairuotojo ekranas turi labai gerą centrinį pavaizdavimą. Čia yra rodomas autopilotas ir greitis. Kairėje ir dešinėje pusėje galima keisti informaciją. Čia galima žiūrėti kelionės informaciją, o dešinėje galima turėti muziką arba dar kažką kito. Vaizdas keičiasi ne tiek ir stipriai, gali būti minimalistinis arba maksimalus. Tačiau, man atrodo, senasis Audi ekranas buvo šiek tiek informatyvesnis. Centrinis ekranas yra puikios raiškos. Man patinka, kad ir įsijungus Apple CarPlay'ui apačioje lieka klimato valdymo juosta, o kairėje pusėje lieka mašinos meniu valdymo juosta. Ir trečiasis keleivio ekranas yra puikus sumanymas, nes mūsų keleiviai dažniausiai reguliuoja muziką, seka navigaciją arba gali žiūrėti YouTube arba žaisti žaidimus. Ir įdomus trečiojo ekrano dalykas yra, kad kai vairuotojas važiuoja ir mašina juda, pasižiūrėjus į tą pusę, ekraną nesimato, o dabar stovintis jisai matosi. Mygtukai ant vairo tapo lietimui jautrus. Aš pasiilgau senųjų gerųjų Audi sukiklių, jie būdavo tokie patogus ir gerai valdomi. Beveik visose naujose automobiliuose lempos dega automatiškai, tad ir čia esantiems sukikliams ir dideliems mygtukams nebeliko prasmės, tad Audi lempų įjungimą perkelia ant veidrodėlių valdymo zonos. Čia galima reguliuoti veidrodėlius, galima reguliuoti sėdynės atmintį, užsirakinti, atsirakinti ir taip pat galimas lempų ir priešrūkinių įjungimas. Patinka, kai gamintojai turi kažką klasikinio, kurios palieka visose automobiliuose. Tai čia yra klasikinis Volkswagen arba Audi bagažinės atidarimas. Jisai labai lengvai užsikabina pirštu ir atsidaro. Šis elektromobilis taip pat turi skirtingus važiavimo režimus. Galima pasirinkti dinaminį, komfortišką, pasireguliuoti individualų arba efficiency. Efficiency skirtas ekonomiškam važiavimui ir matome, kad kai pasirinki jį, pakaba nusileidžia žemiau. Yra USB jungtis, šitam automobiliui turbūt užsakytas rūkymo paketas, nes čia yra senai matytas cigarečių pridegiklis. Gamintojai visaip nori atbaidyti mus nuo telefonų naudojimo, dėl to šitam Audi telefono bevėlis įkrovimas yra štai čia. Telefonas taip užsikiša už laikiklę ir visiškai pasislėpia, kad mes jo nematytumėm važiuodami. Saugumas yra žinoma gerai, tačiau jeigu nenori kišti telefoną į tą tolimą dėtuvę, čia nais jo pasidėti iš tiesų nelabai yra vietos. Dėl to, kad centrinėje konsolėje matome start-stop mygtuką, garso reguliavimą, greituosius važiavimo jungimus, pavarų perjungimas virtelė ir štai tokia gėrimų dėtuvė. Nesu tikras, kaip šitas blizgus plastikas jaustųsi naudojant automobilį ilgesnį laiką, bet šitas dėminis automobilis jau matosi šiek tiek subraižytas. Standartiškai atsidarantis centrinis porankis, bet kas yra nestandartiško, kad čia gali gana giliai sukišti ranką ir pasidėti kažką slapto. Dar vienas klasikinis Volkswagen ir Audi dalykas, tai yra šita dėtuvė kairiai pusėje. Čia galima įsimesti piniginę ar kažkokį kitą slaptą daiktą ir saugiai uždaryti. Stiklinis stogas jau man tapo taip įprasta automobiliuose, kad džiugina ir šitoje Audi. Jo užuolaida ne tik užsiskleidžia, bet jisai pats ir atsidaro. O dabar apie kelis patinkančius ir mažiau patinkančius dalykus šitame Audi. Gali pasirinkti vieną iš 8 dienos žibintų raštų. Abiejose automobilio pusėse esantys įkrovimo lizdai. Kairėje pusėje galima krautis ir greituoju įkrovimu, o dešinėje tik lėtuoju. Geros kokybės audio aparatūra ir papildomi garsiakalbiai esantis galvos atlošuose, puikiai veikiantis ir labai gerai atvaizduojamas autopilotas. Juo galima judėti ir kamščiuose. Mažiau patinka vairuotojo durų uždarimas, nes atrodo, kad paliesi veidrodėlių reguliavimą vietoj rankenos. Mažiau patinka jau minėta slapta telefono įkrovimo vieta. Nors ir vairo šildymo mygtukas yra patogiai ant vairo, bet jį paspaudus jokia lemputė nešviečia ir informacija yra tik ant ekrano. Galinis valytuvas įsijungia štai tokiu mygtuku vietoje anksčiau nustumiamos rankenėlės. Vietos gale mano ūgiui nėra jau tiek ekstra daug, bet telpu. Štai tokia gan didelė bagažinė su tinkleliais šonuose. Labai geras dalykas yra užsisakyti ir tokią dėžę organizerį, kaip pirki automobilį, tai galima susidėti smulkius daiktus. O po apačia atsarginio rato nėra, bet yra dar vietos šiek tiek daiktams. Tai tokią bagažinę turime ir priekyje, kur daugiausiai telpa turbūt įkrovimo laidai. Galima įsipilti langų skysčią, pasipildyti aušinimo skystį arba pasižiūrėti 12 V bateriją. Visi Audi Q6 parduodami su ta pačia 100 kWh baterija. Baterija atrodo didelė, tačiau ir sąnaudos nėra mažos. Man važinėjant mieste kelias dienas sąnaudos buvo tarp 27 ir 30 kWh 100 km. Vienu ar kitu atveju mašina pravažiuos apie 400 km vienu įkrovimu. Pigiausia galų varoma Q6 versija prasideda nuo 72 000, o brangiausia SQ6 siekia 100 000 eurų be papildomos komplektacijos. Bet kaip rodo praktika, galingiausių elektromobilių su galingais varikliais
Pirkti net nėra būtina, nes standartinė versija traukia tikrai įspūdingai. Labiausiai patinka, kad automobilis važiuoja išties sklandžiai ir labai tyliai. Beveik visai nesijaučia elektromobiliams būdingo bangavimo nuo sunkios baterijos apačioje. Apibendrinimui galiu pasakyti, kad norėčiau pabandyti pigiausią galų varomą versiją, nes ta kaina atrodo pakankamai geriau už tokią Audi. 100 000 atrodo šiek tiek daugokai, o bendrai mašina man labai patinka. Atsisukus norisi ją žiūrėti. Yra ypač techniškas ir sklandus Audi važiavimas. Beveik visiškai nesijaučia elektromobiliams būdingo lingavimo. Tai yra vienas tų elektromobilių, kuriais važinėčiau kasdien. O jeigu jūs planuojate pirkti kažką panašaus ar norite padaryti test drive, parašykite žemiau esančiais kontaktais man.